Ačiū šiems namams, kuriuose pasitikom šiandien gimtadienio rytą su merginom. Tikrai ne standartiškai. Miegojau iki pat 9 valandas ir va dabar tik tais po 11:15 išvažiuoju iš kempingo. Šiaip labai gerai jūra sušims liuliava, oras puikus, šilta, gera. Šiandien lauk dabar 380 km pro Reikjaviką iki Keflaviką miestą. Važiuoju pas draugą Beną, biškiai įsiskalbsim rūbus, pavakarosim tikiuosi. Oras pranašau irgi apie 12-15 laipsnių, tai jau net džemperį nusivilkau. 12 laipsnių šilumos, saulutė šviečia ir puiku. O ką mes čia matom, čia gal maudytis eina žmonės, va tai tau. Jiem viskas yra gerai. Aš jau šiandien tikrai nebežinau, kokia savaitės diena yra. Žinau, kad Liepos 4, o kokia diena neįsivaizduoju. Nuspėju, gal penktadienis turėtų būti, nes liktai planavau ant šeštadienį Reikjavike, ten Keflavike būti. Tai toks atostogų ritmas jau išsimuš visai, tas datos visiškai ramiai savo važiuoja. Kas įdomiausia, kad ir iš darbo skambučių nebuvo, nieks netrukdė. Su šeima gražiai vakarais pabendrauja ir viskas kaip tvarkoj. Rutiną tą palapinę statėms vakare, vis tiek užtrunkta įsikūrims valandą laiką. Paskui valgyt pasidarėms, viską susidėliojom, nusiprausims. Ryte susipakuoti irgi mažiausiai 1,5 valandos viskam išeina. Taip labai ramiai, susilankstai, susidedi, susikišia, pasitikrini ar viską užsisakstei, pusryčius pasidarai, kava ir taip toliau. Tai toks jau relaksą, tai visiškai pilns esam. Šiandien irgi tas važiavimas toks raminantis, net greitis, net nedidėja, niekur skubėti nesinori. Jeigu oras blogesnis būna, tai tada automatiškai gazą suki daugiau. Ką tik sugalvojau, kadangi ieškau nakvynės kempinguose per Google Mapsus, tai ir žiūrėk, kur kokie įvertinimai, kur kokie atsiliepimai yra. Kadangi aš turiu savo virtuvę, man nereikia eiti bendras tenais virtuvėlės, svarbu bent koks dušas, kad tik tais yra. Dėl to ten visą laiką būna mažiau šeimų su vaikais mažais, mažiau žmonių. Ir kaip o dabar čia šiandien, kur buvo toks laukinis kempings, tik tualet su dušas ir jokios virtuvės ir pasaka. Mažai žmonių, vaizdai superiniai, kaina 12 eurų, tai ir nakvoja savo ramiai. O ten, kur jau išvystyta ta infrastruktūra ir kaina didesnė, bet čia nesvarbu, ir žmonių pilna, todėl čia geriau. Reikia ieškotis su blogesniais atsiliepimais, įvertinimais. Tokia mano nuomonė. Vieni smagiausių man važiuojant kelio atkarpų, tai va tokie tiltai, ir tiltukai yra supilimai, sankasas per fjordus. Tai iš vienos pusės va įlanka kaip ir baigės, ir tada yra jau didelė įlanka ir va supilta akmenų krūva. Ir tada pravažiuoja. Tada tu pasisuki ir į priekių, ir šonų, ir galų. Ir va jungus dar 360 kamerą, tada toks gaunas vaiz iš visų pusių. Paįvairint kelionę, taip sakykim. Tai smagiai. Nu va, vėl panašus vaiz kaip prieš tai buvęs. Taip va ir zvinguriuojam tarp tų fjordų.
tiesiog atrodo taip išmiegojau 9 valandas, bet tada toks liuliuojas. Turbūt Raudonsvins gerai migda. Vakarinis Raudonsvins. Vėl esam kalnuose, pakilom į 335 metrus aukščio. Vėl nusileidinėsim į kitą pusę fjordo. Labai įdomus dalykas, kad man motociklas ant sankabos išminus negreitėja į apačią. Čia stati nuokalnė, metrai mažiai ryškiai, o motociklas negreitėja. Tai čia kas, stabdžiai kur nors spaudžia, ar guoliai nesisų kaip reikia. Įdomiai. Remonto darbai. Skalda tokia pikta, bet ten ant kalno namelis kaip pastatyts ant šlaito. Čia daro naujus tiltus, ten vieną pravažiavau, čia dabar antras. O čia pati bjauriausia skalda, kai yra tokia stambi ir nesuvažinėta dar. Tai va yra mėta. Ir toliau vinguriuojam apie fjordus, va žemėlapis matos. Kelis greits, galima ant 100 važiuoti tvarkingai. Biškė saulutė pašilda yra. Lengvai vinguriuojam. Kiek salyčių įsimėčiusių. Kaip niekai per kamerą neperteikt nuokalnės statumą. 15% žvyrkelis. Ir čia pasukiukai tokie ženklai jau ir sudėti 20 km per valandą. Nes čia jau lengva slystelėjus nueit kur nors. Dėl to dar net neišasfaltuoti. Nes čia irgi 60 kelio pagrindinė dalis. O serpantinai tai tokie rimti. Va taip nusileidinėjau nuo tokia kalna. Pakilt lengviau buvo. Nors iš tikrųjų, kai važiuoja, tai ir pakilę. Bet tai va, ir nusileidom. Taigi, paplepėjau su Islandų motociklistais. Buvo smagu. Jie ten su gerais motociklais mane nužiūrinėja, klausinėja, kaip CEFs važiuoja, visiems labai įdomu. Man labai gerai, patinka. Nu va, čia koks ilgas kelias per vandenį. Čia užsisuk net važiuojant per vandenį į ilgį. Pirmą kartą matau policiją šiuose keliuose.
Dar neteka jų matyt, nei radaro nėra, ničnieka. Nėra. Įspūdingai mirksi. Kažką pasigavo. Čia didelė arklių ferma. Ten jau prieš tai buvo, o čia dar irgi va arkliukai. Tokiuose kalnų papėdėse. Ganas. O čia vienišas žirgas. Ūkininkai gyvena kalno papėdėj. Čia gerai žolės turi. Tai gali ganytas gyvuliukas. Čia buvo parašyta ženklas 7 km vėjas. Tai čia tokia vėjuotas slėnis. Žolė nupjauta. Ir sniega viršūnėse dar yra. Tokie tie slėniai. Va ten žolę pjaun traktorius tolumoj. Technika šiaip nebloga. Čia matos irgi džondyriai. Augmenija auga. Tokie krūmeliai iš abiejų pusių. Tokie vėja padraikyti eglutės čia jau. Ir eilinis tiltas susiaurėjimas. Ką mes turim? 13 laipsnių šilumos. Kai saulutė šviečia, tai visai gerai. Kai nešviečia, nėra gerai. Artėjam link Reikjaviko. Man iki kelionės tikslas 183 km. Šiaip tokie museliukai daužos, va ir priekinis stiklas, ir dabar ką tik tai skalė man į šalmą stikliuką, įsitaškė vabals. Tai tų gyvių yra skraidančių. Čia kažkokie kitokie vaizdai, lavos gabalai su samanom. Tokie neplikai atrodo. Kokie mašiniuks važiuoja. Numeriai išskirtiniai. Tik čia Chevroletas. Chevroletas, bet labai Jaskona panašiu. Taigi, judam toliau link Reikjaviko. 114 km šiandien dieną į Keflaviką nuvažiuoti. Biškį pafilmuosiu tuos kalnus, jie taip lygiai nubyrėjo, taip lygiai susipylė. Tai čia smagu žiūrėti. Ir ką čia jau dabar, kaip suprantu, bus eismas didelis. Mes artėjam prie sostinės Reikjaviką. Kas čia iki kokie 80 km iki Reikjavika, jau temperatūra 14 laipsnių, vakarų vėjas. Tai jau nešalta. Ir mašinų jau daug. Čia taip jau lakstyti kažkaip nesinori, kad tik kamščių nebūtum. O kaip visada į miestus įvažiuoju pika metu. Tai va, bus 4:30 Reikjavike. Matysim, kaip čia su tarp eilių lyst, kiek vietos palikinėjai. Čia pastatų biškį apleistų. Ten aprašinėti grafiti, čia taip va archaiškai atrodo. O, kamera žiūrėjo į priekį, tai nieko manęs nemato. Nes galiu važiuoti kaip noriu.
Šiaip įdomus tunelis, ilgis apie 6 kilometrus, 3 juostų buvo ir buvo nusileidims nuokalniai tunelį 7%, o dabar va yra pakilimus, kylam į viršų. 70 greitis, man greitai viskas jin. Ir posūkiai buvo tokie lengvi. Islandai irgi sugeba tunelio pridaryti. Pro Reikjaviką pravažiavau gan greitai be eismo kamščių ir jau 18 val. Sustojau pas draugą Keflavike. Skaniai ir sočiai pamaitino, bei vyriškai pasėdėjome iki 2 val. Nakties. Taip atšvenčiau savo gimtadienį.